Sveiki visi. Taigi Arctic Ride kelionė į šiaurę tęsiasi ir šiuo metu aš esu šiauriausiam Europos taške Nordkapp, Norvegijoje. Super vėjuota kieme, dėl to kalbu viduje, kitaip tikrai nieko nesigirdėtų, bet visgi startavom iš Helsinkio prieš 7 dienas tikriausiai jau ir iki pat čia yra 2007 kilometrai, o kas vasarą tik tais 1600 kilometrų. Važiuojam Nordkappo tuneliu, beveik 7 km ilgio. Ir įdomus momentas, tunelis eina po vandeniu. Pakankamai stačiai leidžiamės žemyn nuo kalno ar gilyn, kaip tai vardinta, ausis užgulė. Vėsoka kažkaip atrodo, nežinau, ar drėgmė, ar kas. Baltos sienos, nesuprantu, ar jos nudažytos baltai, ar jos apširkšnyje. Dygliai skleidžia tokį didelį garsą tunelyje, kad atrodo, jeigu reikėtų ilgai taip važiuoti, tai neįmanoma būtų. Bet dabar tai labai įdomi patirtis. Ilgiau važiuojant galima klaustrofobiškai čia būtų pasijausti. Ko tik tais nebuvo. Mes turėjom lietų Helsinkį, mes turėjom -30 privažiavę poliarinį ratą Rovaniemi ir mes turime +5 laipsnius vakar čia regione, sniegas stipriai pratirpdytas, labai stiprus vėjas ir kiek pavojingas vietom važiuoti, dėl to stipriai sekam prognozės, kada yra kelios valandos langas atvažiuoti į šiauriausią Europos tašką, bet štai mes jį pasiekėm. Ir sąlygų tiek įvairių ir daug šioje kelionėje, kad aš nežinau, kiek dar jų kitokių gali būti. Ir slidu, ir vėjuota, ir šilta, ir šalta, ir visi labai laimingi. Aišku, atvažiuoti tokį atstumą žiemą į specialią vietą yra neįtikėtinai geras jausmas. Įdomioji dalis ta, kad aš sakau kryptis šiaurė ir nors šiauriausiam Europos taške čia neketinam sustoti. Bet apie tai sekančiam video.